Atsiverskime šiandieną Filipiečių knygą 4 skyrių. Filipiečiams 4 skyrius, 4 eilutė. Noriu kalbėti jums šiandieną tema minties galia. Minties galia. Džiaukitės viešpatyje, kai puikiai jaučiatės, kai viskas gerai sekasi. O kiek iš mūsų taip darome? Taigi mums visiems reikalinga pagalba jau nuo šios pirmos eilutės pradžios. Oho, jeigu aš geriau nežinočiau, manyčiau, kad ši vieta yra ligoninė sergantiems žmonėms, luošiams, sergantiems, kuriems reikia įvairaus tipo pagalbos. Bet ką aš iš tiesų žinau, kad tai nėra senelių globos namai. Aš nepamokslauju jums žinios skirtos senelių globos namams. Mes paliksime šią vietą. Džiaukitės viešpatyje visuomet. Ir vėl kartoju, jeigu vieno sykio būtų pakakę, jis nebūtų to kartojęs antrą kartą. Ir vėl kartoju, džiaukitės. Jūsų romumas tebūna žinomas visiems. Viešpats yra arti. Niekuo nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymų su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokį supratimą, saugos jūsų širdis ir mintis. Atkreipkite dėmesį, Dievo ramybė, pranokstanti visokį supratimą, saugos. Žodis saugos reiškia kareivio apsauga. Saugoti su karine įgula. Taigi, Dievo ramybė pranokstanti visokį supratimą saugos su karinė apsauga, kareiviu arba įgula karinė, jūsų širdis ir mintis. Leiskite man jūsų kai ko paklausti. Jeigu mums nereikėtų įgulos, kodėl tada jis pasiuntė ją? Jeigu tau tai reikėtų vieno kareivio, kuris marširuotų aplink tave, aplink tavo širdį, tavo mintis, protą, kodėl švaistyti kitus įgulos kareivius? Bet jeigu Dievas man pasiuntė įgulą mano širdžiai ir mano protui, garantuoju, man to reikia. Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokį supratimą, saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas tikra, garbinga, teisinga, tyra, mylima, giriama, apie visą, kas dora ir šlovinga. Pasimelskime drauge. Iš tiesų, viešpatie Jėzau, mes esame tiesiog palaiminti, kad galime skaityti šį žodį ir žinoti, kad jis yra tiesa. Bet viešpatie visgi, aš noriu būti dar daugiau palaimintų. Aš žinau, kad tai yra tiesa ir aš tikiu, kad tai yra tiesa. Bet aš noriu turėti tai. Aš noriu turėti tai visoje pilnatvėje. Aš noriu, kad tai gyventų manyje labiau įtikinamų būdu. Kad aš galėčiau įtikinti kitus pozityviomis išraiškomis Dievo žodžio mano gyvenime, kad jie taipogi norėtų to paties savo pačių gyvenimuose. Viešpatie, paimk savo žodį šiandieną ir kalbėk mums. Mes stovime čia kaip žmonės su daugeliu poreikių savo gyvenimuose. Daug troškimų turime. Aš meldžiu, kad tu padėtum mums šiandieną, kad galėtume atrasti save Dievo žodžio puslapiuose. Ir visai nesvarbu, su kuo mes susidurime, kokias problemas turime, mes turime pasitikėjimą tavimi ir žinome, kad tu atkreipsi į mus dėmesį šiandieną. Kalbėk mums šiandieną, mes prašome dangiškasis tėve, Jėzaus vardu, ir šventieji pasakė, telaiminus Dievas, draugai, galite sėstis. Praėjusio susirinkimo pradžioje mes kalbėjome apie vieną mintį, kurią aš norėčiau priminti jums šiandieną. Tai yra dvi didelės jėgos pasaulyje, kuriame mes gyvename. Ir abi tos jėgos, jos stengiasi kontroliuoti mūsų protus.
Nors mūsų siela būtų užantspauduota šventąja dvasia, tų, kurie yra iš tiesų atgimę iš aukšto, ir tavo siela priklauso Dievui, užantspauduota iki tavo išpirkimo dienos, šėtonas negali gauti, pasiekti, paliesti tos sielos, jis negali paveikti nuo tos dienos. Bet jis yra pakankamai protingas ir jis žino savo poziciją pakankamai gerai, kad suprastų, kad nors tavo siela ir būtų užantspauduota, tavo protas ne. Taigi tavo protas yra labai didelė tavo paties dalis. Ir ši dalis jam yra pasiekiama. Taigi piktos mintys, demonai, visokie blogi poelgiai gali pasiekti tavo protą. Taigi, kada mes žiūrime į tai, tampa labai lengva suprasti, kodėl kiekviena mūsų gyvenimo diena, kiekviena diena yra po pastovia apgultimi, yra norima kontroliuoti mūsų protą. Tai yra knygose, kurias mes skaitome, socialiniuose tinkluose, telefone, filmuose, muzikoje, kurios tu klausaisi, visur, kur mes beitume. Daugelį žmonių tai yra pasąmoninis kelias, kurio šėtonas bando paveikti juos. Jie net to nežino. Jie nesuvokia, kad kai jie eina į parduotuvę ir fone groja rock'n'rollas, kad tai nori pasiekti jų protą, nori paruošti juos Armagedonui. O mes tai atskiriame ir priežastis, kodėl mes tai suvokime, kadangi mes buvome paveikti aukščiausiojo proto, kuris atidengia mums paslaptį. Jeigu to nebūtų įvykę, mes taipogi negalėtume atskirti. Mes stovėtume ir dainuotume tas pačias dainas. Aš atsimenu, kai atėjau šią bažnyčią, ji buvo persmelkta rock'n'rollo, country muzikos. Dauguma iš jūsų klausydavote jos mašinoje ir namuose. Ir visgi ateidavote į bažnyčią ir galvodavote, kad su jumis ir su Dievu viskas tvarkoje. Ir žinote, kas nutiko? Jums reikėjo, kad jūsų protas būtų pakeistas. Reikėjo, kad kažkas įsikištų ir parodytų jums, kad tu negali klausyti tos muzikos ir būti harmonijoje su Dievu. Tuo pačiu metu neįmanoma. Bet šėtonas žino, kad protas, nors protas yra nukreiptas ta kryptimi, kurioje Dievo dvasia dabar gali dirbti su tuo protu. Bet turėkite omenyje, kai mes kalbame apie Kristaus ir žmogaus protą, kad Kristaus protas, kas tai yra? Tai yra antgamtinis elementas, kuris įeina į tave atgimimu iš aukšto, tai duoda tau gebėjimą ir potencialą priimti iš Dievo jo žodžio pilnatvę. Bet tu esi paliktas su žmogišku protu, tai nėra tavo fiziniai smegenys, bet tai yra gebėjimas suvokti. Ir tai yra dalis intelekto ir dalis dvasios. Tai yra sujungta kartu, kad tu būtum tobulas žmogus. Tačiau mes žinome, kad mes faktiškai nemastome su smegenimis, o dvasia mastome. Taigi žmogus gali būti išėjęs iš proto, o nieko blogo jo smegenims fiziniams nebus. Jie gali būti išėję iš proto, tačiau daktaras padarys nuotraukas smegenų ir galiausiai daktaras pasakys, mes nieko blogo nerandame. Kodėl? Kadangi jų dvasia kažkur klajoja. Taigi tai yra daugiau negu jų smegenys. Tavo protas yra daugiau negu smegenys. Tai yra kažkas, ką tu gauni su savo būdu, charakteriu. Tačiau, kai mes tampame atversti, mumis yra paliktas elementas, netverstoji dalis. Tai yra dalis, prie kurio šėtonas turi priėjimą, jis turi ženklą. Ten jisai sėja priešiškumą, kurį jisai pradėjo pradžios 3 skyriuje. Priešiškumas, kuris buvo pasėtas pradžioje, prasidėjo sėklos formoje žmoguje, nes Kainas buvo žmogus. Tačiau priešiškumui augant, progresuojant amžiuose, dabar nėra taip, kad mes galime pažiūrėti ir surasti fizinę gyvatę sėklą. Tarkime, kad tai būtų žmonių rasė kažkokia tai gyvenanti atitinkame kontinente. Nėra taip šiandieną. Tačiau mes žinome, kad priešiškumas išaugo iš atitinkamos sėklos arba atitinkamos rasės iki šių dienų ir visi žmonės yra užkrėsti šiuo priešiškumu. Ir priešiškumas yra kūniškas protas. Ir priešiškumas, kaip Paulius kalba apie tai Romiečiams knygoje, kad būti kūniško proto, tai yra priešiškumas Dievui. Ir tas dalykas, kuris prasidėjo pradžios knygoje sėklos formoje dabar, tai nėra rasėje ar žmonių spalvoje, tai yra kiekviename žmoguje, ar jis yra juodas, geltonas, afrikietis, koks tu bebūtum žmogus. Kiekvienas žmogus dabar yra užkrėstas šiuo priešiškumu. Ir tai yra jų protose, netgi po atgimimo iš aukšto. Dievo dvasia nepašalina to priešiškumo, kuris yra paliktas žmoguje. Taigi, prasideda 2 sėklų linijos, Kainas ir Abelis, kurios kovoja
manyje ir tavyje kiekvieną dieną. Tai Jokūbas ir Ezavas ir visa tai iš naujo. Taigi tame mes turime gebėjimą atgimimu iš aukštų suvokti, atpažinti, matyti dieviškasias išraiškas ir tai duoda mums galimybę suvokti, kad jisai yra realus. Mes galime žiūrėti virš jausmų, tikėti tuo, ko mokslas negali tikėti ir įvardinti. Ir aš skaičiau straipsnį šią savaitę, kur sakoma, kad 3/5 mokslininkų pasaulio netiki, kad yra Dievas. Jie tiki, kad mokslas su ta progresija, kuria jie žengia pirmin, yra moksliniai įrodymai ir jie įrodo, kad be jokios abejonės nėra jokio Dievo ir yra kvailystė tikėti Dievu. Aš apsukau tai kitą pusę ir sakau, jūs visi kvailiai, kadangi kvailys pasakė savo širdyje, nėra Dievo. Tačiau mano tikėjimas patvirtins ir įrodys tai, ko jų testas numeris 2 negalės įrodyti. Jeigu tu gali tiesiog pažiūrėti į gamtą, aš nesuprantu, kaip tu gali tikėti, kad nėra Dievo. Pažiūrėk, kaip viskas kartu dera, siejasi gamtoje. Ir ką tu tiki, kad kažkur iš kažkokio didelio sprogimo viskas atsirado. O ne, tai buvo mano tėvo darbas, jis tiesiog mėgavosi tuo, kurdamas visą tai. Būtent taip, įsivaizduokite, ir mes žiūrime į visą tai, ir akivaizdu, kodėl jie to niekados negalės suprasti, nes kūniškas protas yra priešiškumas Dievui. Kuo labiau kūniškas protas tampa išsilavinęs, tuo labiau jisai nutolsta nuo Dievo. Aš visada žinojau, kad būti vėpla yra palaiminimas. Ir žinote, kad netgi tame žodžio prasme, kuo daugiau teologijos tu žinai, intelektas kuo aukštesnis, kuo labiau religingas jisai tampa, tuo sunkiau tikėti paprastai Dievu, kadangi šėtonas paims viską, ką tu žinai ir vargins tave tuo, visiškai teisingai. Taigi tame yra didi jėga, tiesiog minties jėgoje, net nebūnant krikščionių, tiesiog būti žmogumi. Tame yra didelė jėga, kuri gali būti išlaisvinta, tai būtent minties jėgoje. Ir ta jėga buvo duota mums, nors mes nukritome nuo to atvaizdo, pagal kurį mes buvome sukurti, mes vis tiek išlaikėme tą elementą, kuris yra pagal Dievo atvaizdą, netgi po kritimo. Ir brolis Brahmas pasakė, kad žmogus gali koncentruoti dėmesį į stiklinę taip stipriai ir ilgai koncentruoti savo dėmesį į stiklinę, kad ta stiklinė suduš. Tai būtų minties ir koncentravimosi galia. Taip pat tas veikia ir religiškų būdų, kad tavo proto jėga paskatins tave padaryti didžius nuostabius dalykus, arba tavo paties proto jėga turės gebėjimą suvedžioti tave iki tokios būsenos, kad tu būsi visiškai įsitikinęs, kad tu esi teisingame santykyje su Dievu ir tavo protas bus tave suvedžiojęs, ne velnės, bet tavo paties protas. Perskaitykime kelias rašto vietas. Mato 24:44. Žiūrėkite, Jėzus sako, todėl ir jūs būkite pasiruošę, nes žmogaus sūnus ateis tą valandą, kurią nemanote. Pažiūrėkite į minties galę. Taigi bus daugybė žmonių paskutinę dieną, kurie nemąstys apie viešpaties atėjimą. Todėl, kad jie nemąstys, jie nebus tame minčių cikle, jų minčių procesas atidės jų pasiruošimą paėmimui. Atkreipkite dėmesį, kaip jisai susieja jų mąstymą su pasiruošimu viešpaties atėjimui. Žiūrėkite, šėtonas galės įtikinti tave. Na, tai nebus tavo laikotarpyje, žmonės jau 1000 metų tą patį sako, tu turbūt sulauksi senatvės, ne tavo kartoje Kristus ateis, kas tai yra minčių galia. Taigi priklausomai nuo to, kaip tu susisiejai su viešpaties atėjimu, tai atsispindės tavo gyvenime, pasiruošimas. Tu sakysi, na, ne už 5 metų Jėzus ateis, galbūt už 10, už 20, gal 100 metų Jėzus ateis. Taigi tai yra minties galia, jinai tave pastatys į tokį įstatymą, į dvasinį paralyžių. Ir tu mąstysi, na, turbūt ne mano kartoje Jėzus ateis. Kas bus, ką tu darai? Tu atiduodi savo gyvenimą, savo elgesį, charakterį į minčių galę. Stebėkite, Jėzus sako, todėl ir jūs būkite pasiruošę, nes žmogaus sūnus ateis tą valandą, kurią nemanote. Taigi tie, kurie nemąstys, nebus tame mąstymo cikle viešpaties atėjimo, jie negalės būti pasiruošę. Taigi mes tampame pasiruošę tinkamomis mintimis, arba mes atidedam pasiruošimą klaidingomis mintimis. Amen. Labai paprasta, bet labai galinga. Jono 5:39. Jūs tyrinėjate raštus, nes manote, juose turi amžinąjį gyvenimą, o raštai liudija apie mane.
Taigi tų dienų religingi žmonės Jėzumi abejojo. Ir jisai pasakė jiems, kad jūs geriau ištyrinėkite raštus, nes jūs manote, kad rašto apimtyje jūs turite amžinai gyvenimą, o raštai liudija apie mane. Taigi jūs manote, kad jūsų stovėjimų žodyje jūs turite amžinai gyvenimą, o jūs atmetate žodį tapusi kūnų, jūsų dieną. Jūs geriau permastykite savo poziciją. Bet jie mąstė, kadangi jie buvo žydai, jie buvo fariziejai, sadukėjai, ko jie būtų bebuvę. Minties galia taip įtraukė juos į šį didį dalyką ir tik dėl to, kad jie buvo žinioje, kaip mes tai pasakytume, tik dėl to, kad jie sekė Dievo pranašą Mozę, tik dėl to, kad jie buvo apipjaustyti, jie laikėsi visų švenčių įsakymų to, ir trečio. Ir minties galioje jie manė, kad jie buvo pasiruošę. Bet jie nebuvo. Ir visgi minties galia suvedžiojo juos. Oho. Jono 16:2. Jie šalins jūs iš sinagogų ir ateina valanda, kada tie, kurie jūs žudys, tarsis angliškai mąstys, tarnauja Dievui. Manys tarnauja Dievui. Taigi, iš kur jie gaus tą mintį? Kad faktiškai jie žudys žmonės. Ir jie tai darė, tūkstančiai milijonų buvo nužudyti. Jie žudė Dievo žmonės. Ir jie manė, kad faktiškai jie daro Dievui tarnystę. Pažiūrėkite į minties galę. Taigi viskas, ko reikia, kad būtų stiprus žmogus, kuris galėtų išreikšti savo mintį tiems, kurie turi silpną suvokimą, nes žmonės visados ieško lyderio. Kada stipresnysis išreiškia atitinkamą mintį, ar tai teisinga ar klaidinga mintis, nesvarbu. Svarbu, kad jie tikima tą mintimi. Ir kada jie išreiškia tą mintį, jie išreiškia tokį magnetizmą. Taigi, tie, kurie klauso tos minties, jie priema tą mintį, tampa tą mintimi ir faktiškai išreiškia tą mintį veiksmuose. Ir taip jie galėjo žudyti žmonės ir faktiškai mąstyti, kad Dievas nori, kad aš tai daryčiau. Įsivaizduokite inkvizicijos laikus. Per amžius, ar tai buvo katalikų bažnyčios, ar Ispanijos inkvizicija, visos inkvizicijos, kurios buvo nukreiptos į Dievo žmonės, jie manė, kad jie darė Dievui tarnystę, kai išdurdavo akis, išdegindavo akis mūsų broliams ir seserims. Jie nudirdavo odą nuo jų kūnų, neduodami jokių nuskausminamųjų. Jie kankindavo visais įmanomais būdais. Ir be jokios abejonės, kai jie baigdavo darbą, jie dvogdavo degančią mėsą, kraujas šventųjų ant jų kūno ir jie išeidavo ir sakydavo, aš padariau Dievui šlovę šiandieną. Nes jie mąstė. Mintis jos galingos, ar ne? Romiečiams 12:1. Paulius sako, Dievo gailestingumu aš prašau jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką. Tai jūsų sąmoningas tarnavimas. Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą. O prie ko čia protas ir pasikeitimas? Taigi, faktiškai mano pasikeitimo lygmuo turės įtaką ir protui? Nori pasakyti, kad nors ir mano siela buvo pakeista, ką mano protas irgi turi būti pakeistas, kad aš būčiau tobulas? Biblija taip sako. Kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia. Iš man suteiktos malonės raginu kiekvieną iš jūsų nemanyti apie save geriau, negu dera manyti, bet manyti apie save blaiviai. Blaiviai tai reiškia praktikuoti savikontrolę. Kodėl? Kodėl aš, kaip tarnautojas, arba tu, kaip individas, kodėl mes negalime mąstyti apie save aukščiau, negu kas mums buvo dieviškai paskirta Dievo buvimu? Kokį blogį tai gali mums padaryti? Tai gali sunaikinti mane. Tai gali sunaikinti tave. Jeigu tu žiūri į save ir mąstai apie save aukščiau virš dieviškojo mato, kurį jis tau davė, tai prives tave prie tavo galutinio sunaikinimo. Oho, kokie jūs ramūs šiandieną.
Minties galia. Žiūrėkite, ne kas kitas taip mąsto, ne kitas tavo šeimoje ar bažnyčioje, ne to reikia. Tu esi, kuris mąstai taip apie save, aš labiau dvasiškas, aš tas, anas, trečias, ir kai tu tai darai, tu leidėsi žemyn savęs sunaikinimo keliu. Per minties galią. Atkreipkite dėmesį, jisai sako, raginu kiekvieną iš jūsų nemanyti apie save geriau negu dera manyti, bet manyti apie save blaiviai, pagal kiekvienam Dievo duotą įtikėjimo saiką. Vėl jisai sako, 1 Korintiečiams 4:6, visą tai, broliai, jūsų labui pritaikiau ir savo ir Apolui, kad iš mūsų pasimokytumėte negalvoti daugiau. Žiūrėkit, jisai kalba apie žmonės, negalvoti daugiau negu parašyta ir kad nepasipūstumėte vienas prieš kitą. Taigi dabar jisai pereina nuo individų tarnystę, apie kurią jis kalba, kad žmonės neturėtų išpūsti, iškelti vienos tarnystės virš kitos. Minties galia. Galatams 6:3. O kas, būdamas niekas, tarėsi, angliškai mano, esąs kažin kas. Pažiūrėkite į minties galią. Žmogus gali faktiškai pradėti mąstyti apie save, kad iki tokio laipsnio, kad jisai pakyla savo protę virš to, kas jis yra fakte, realybėje, ir jisai įžengia į pasaulį, kuris neegzistuoja. Taigi žmogus pradeda mąstyti pats. Pažiūrėkite, kaip Paulius tai sako, o kokie didingi žodžiai. Žmogus pradeda mąstyti apie save pats. Jis faktiškai išreiškia save patį į šį neegzistuojantį pasaulį, savo paties protų. Minties galia. Jeigu mes žinotume, kiek žinios žmonių yra šioje rašto vietoje, tai mus mirtinai išgąsdintų. Jie mano, esą tokie dvasingi, tokie pakelti virš kitų, jie mano tą, na ar trečią, jie mano patys, kad yra kažinkas, kai realybė yra niekas. Ir kaip jie tai daro? Per minties galią. Ir jie sėdi čia, tokiame susirinkime kaip šiandieną, bando šiek tiek nusižeminti, kad ką nors išgirstų, bet pro vieną ausį įeina, pro kitą išeina, arba atvirkščiai. Jie atsistos ir išeis. Kodėl? Kadangi jie pakilo, jie iškėlė save, iškėlė virš faktų, virš realybės iškilo. Ir jie sukūrė minties galiomis, sukūrė pasaulį, kuris neegzistuoja. Ir jie gyvena tame pasaulyje. Be jokių kitų žmonių, nes niekas kitas neturi tokio požiūrio juos, bet jie turi apie save tokį požiūrį. Kai šį rytą viešpats man davė šią mintį, aš kažkaip nujaučiu, kad jūs į mane taip ir žiūrėsite. Aš maniau, kad žinau, kokią kryptimi šiandieną pamokslausiu, bet viešpats nedavė man gerai miegoti praeitą naktį. Ir apie 3:30 šį rytą tos mintis pradėjo man eiti į galvą. Kai aš galiausiai atsikėliau ir pradėjau studijuoti, turiu pasakyti, tai mane pribloškė ir tikiuosi, kad tai priblokš ir jūs. O kas, būdamas niekas, tarėsi, mano, esąs, kažin kas. Žodis niekas reiškia lygiai toks pat kaip kiti. Mes žinome, kad visi esame išpirkti, mes esame kažkas. Taigi Paulius nesako, kad tu nesi išpirktas, bet kada tu mąstai, kad tu esi virš kitų, kurie yra toje pačioje klasėje. Ar yra elitinė nuotaka, kuri yra aukštesnė už vidutinėje, ar yra žemesnioji, vidurinė ir aukštesnioji nuotaka, ar yra tiesiog nuotaka? Stebėkite, kokia galinga gali būti mintis. O kas, būdamas niekas, tarėsi, mano, esąs, kažin kas, tas. Ne šėtonas, ne demonai, ne kritę angelai. Tas save apgaudinėja. O nuostabu, kokį žodį Paulius naudoja. Apgaudinėja, kokia reikšmė yra. Tai reiškia suvedžioti asmens protą. Būti pavaldžiam nerealioms fantazijoms. Tai yra kažkas, kas neegzistuoja, bet žmogus, kada jisai pasiduoda, pasidaro pavaldus, jis tiki tuo, jis išreiškia save į šį neegzistuojantį pasaulį ir jisai įžengia tai. Kodėl? Per minties galią.
Jeigu negatyvios, klaidingos mintis tai gali padaryti, ką tada geros mintis gali duoti? O, šlovė. Dabar pažiūrėkime štai čia, pamokslas įstatymas, Čikaga. Aš žinau, kad jūs žinote tai, bet vis tiek perskaitykime tai šiandieną. Dabar tai yra keista, kad žmonės labai dažnai taip mąsto. Jie sako, na, aš silpnas, mano tikėjimas menkas, aš nesu labai geras krikščionis. Velnias būtent to ir nori, kad tu taip sakytum. Taip kalbėdamas, tu kalbi jo kalba. O aš maniau, kad velnias keikėsi. Velnias nesikeikia, jis to nedaro. Jis norės, kad tu keiktumėsi ir sakytum tuos šlikščius žodžius. Mėgstamiausi velnio žodžiai tai yra rašto eilutės. Tai yra pirmas jo prioritetas, antras yra citatos. Jis bent žino, kur ką naudoti. Šlovė. O, jisai nesako visų šitų šlikščių žodžių. Jisai naudoja Dievo žodžius, nes jisai nori būti kaip Dievas, o Dievas nesikeikia. Taigi, kada žmonės sako, aš nesu labai geras krikščionis, aš silpnas, tas, anas ir trečias, tai yra būtent tai, ką šėtonas nori, kad tu pasakytum. Paklausykite, tu niekados neturi taip sakyti. O kiek iš mūsų taip sakome? Visi kiti iš jūsų nepakėlė rankų melagiai, aš to išvarysiu velnę iš jūsų. Kodėl? Koks skirtumas? Jeigu aš sakau, aš blogas krikščionis, kai realybėje aš gyvenu gyvenimą žodžiu. Koks skirtumas tada, jeigu aš sakau, na, aš nieko vertas, niekada nieko Dievui nepadariau, aš nieko nepasiekiau gyvenime, Dievas manęs tikriausiai nemyli, kai mano paties gyvenimas kalba ir sako visiškai ką kitą. Atkreipkite dėmesį, tu niekados neturi taip sakyti. Jokių būdų neleisk savo liudijimui būti negatyviam. Tai jis visados bus pozityvus. Visados. Jeigu žmogus per minties galią gali išreikšti savo atvaizdą į pasaulį, kuris neegzistuoja, tik jo prote, kad jisai virš kitų šioje bažnyčioje Happy Valley. Ar jisai yra viršesnis už kitus žinios žmonės? Yra kažkoks elitiškumas, labiau apdovanotas. Ir jeigu žmogus per minties gali išreikšti save į tą sferą, kuris faktiškai gyvens tam pasaulyje, jis turės tą manierizmą, nes jisai faktiškai tikės tuo apie save. Jeigu jis gali tai padaryti, o kaip tada apie krikščionio burną, kuris yra gimęs iš aukšto ir turi galią žodžiuose? Man patinka, kaip jisai tai pasako. Jokių būdų neleisk savo liudijimui būti negatyviam, tai jis visados bus pozityvus. Ir dabar jisai pasakys, kaip padaryti pozityvų išpažinimą. Aš išgelbėtas, Dievas yra mano širdyje, aš tikiu juo visa širdimi. Ar tiki dieviškuoju išgydymu? Taip, visa širdimi. O, te tavo liudijimas ir mintis visados bus. Paklausykite. Jei gali, niekados neleisk negatyviai minčiai patekti į tavo protą. Yra metas, kada gali jas sustabdyti ir kada negali. Jeigu negali jų sustabdyti, tų minčių, ir nepavėjai pirmajame rate, pasistenk ir pagauk antrajame rate. Taigi atkreipkite dėmesį, jei gali, niekados neleis negatyviai minčiai patekti į tavo protą, tačiau jei jį vis tiek patektų, vyk ją šalin, neįsileisk jos vidun. Mes patenkame į bėdą būtent čia, kadangi šėtonas turi priėjimą prie tavo proto ir jisai siunčia įvairius dalykus ten, per patarimo galę, per minčių galę. Mes priimame tai į save ir mes vaišiname tą mintį lyg svečią savo namuose. Jūs visi žinote, ką reiškia vaišinti svečius. Sakykime, po susirinkimų jūs pasikviesite svečių šį vakarą, kad pabendrautumėte, sesuo paruoš ką nors skanaus pavalgyti, išgerti, jūs visi susėdate, kalbate, valgote truputį, dalinatės dalykais kartu, jūs vaišinate juos. Šėtonas pradeda siųsti blogas, piktas mintis, tu nekrikščionis ir taip toliau, o jūs sakote, imk kėdę, sėskis, turėk bendravimą su manimi, tai minčiai. Tu nieko vertas, žinau.
Ar tu kada nors pastebėjai, tavo vardė yra J raidė? Tai galėtų reikšti Judas. Bet jeigu tu bendrauji su Jėzumi, jis pasakys, ne, J reiškia ne Judas, o Jėzus, tavo vardė. Tavo vardė yra V raidė, tai gali reikšti velnis. Bet jeigu tu bendrauji su Jėzumi, jis pasakys, ne, tavo vardė yra D raidė, Dievas. Bet tu vaišini ir vaišini ir vaišini. Ir ta mintis pasisotina. Jinai atsistoja ir sako, aš mėgausiu jūsų bendravimu, susitiksime kitą sykį. Ta mintis atsistoja, apsirengia paltą ir išeina lauk, o jūs jau ruošiatės su ginklu susprogdinti savo galvą. Kodėl? Kadangi jūs vaišinote tą suvedžiojančią žemą mintį, tą dvasią, ir jinai apsėdo jūs. Ir ką ta mintis padarė? Jinai perkelia tave į neegzistuojantį pasaulį. Dabar tu esi krikščionis, Dievo vaikas, pripildytas šventąja dvasia, kuris myli Dievą visą širdimi, bet tu gyveni neegzistuojančiame pasaulyje savo minčių. Dabar tu atskirtas nuo Dievo, galvoji. Tu neini į dangų, tu nenuotaka, tu nemyli Dievo. Dievas sako, tai melas. Tu negyveni su tuo. Pažiūrėk į mano malonę. Pažiūrėk į mano malonę savo gyvenime. Tai turėtų tau liudyti, kur tu esi. Ir jeigu būsi neatsargus, tu atkalbėsi pats save nuo bendravimo su Dievu. Jei gali, niekados neleis negatyviai minčiai patekti į tavo protą. Tačiau, jei ji vis tiek patektų, vyk ją šalin, neįsileisk jos vidun, nevaišink jos. Na, pasakysi, aš nieko negaliu padaryti, mintis pačios ateina. Na, man patinka šie teologiniai terminai, kurios brolis Branhamas naudojo, kad dauguma iš mūsų teologų galėtų tai suvokti. Na, tai yra panašu į fermerį, kuris pasakė, kad negali sustabdyti paukščių skraidimo virš jo teritorijos, tačiau jis tikrai galėjo sustabdyti juos nuo tupėjimo. Jisai sako, tai yra geras dalykas, matote, tu negali sustabdyti minčių, kai jos ateina. Tačiau niekados neįsileisk jų vidun, tiesiog leisk joms praeiti pro šalį. Šlovė Dievui. Taigi, kai bloga mintis ateis ir sakys, girdėjau, jūs čia turit bendravimą, užtrenkit duris jai prieš nosį ir sakykit, tu nepakviesta. Pasakykit jai, sėsk į automobilį ir grįžk atgal į pragarą. Pasakyk šetonui, kad šiandien aš su tavimi neturėsiu jokio bendravimo. O, aš maniau, kad mes čia turėsime bendravimą, taip, bet apie tai, kas yra tyra, mylima, giriama, apie visą, kas dora ir šlovinga. Būtent apie tai mes ir bendraujame. Šlovė Dievui. Šlovė Viešpačiui. Oho! Atkreipkite dėmesį. Jėzus Kristus yra mano išgelbėtojas. Visa iš Dievo man priklauso. Ir aš viso to laikysiuosi. Aš liudysiu apie tai. Ir Dievas galės tave palaiminti tik tada, kai tu išpažinsi, kad jis tai padarė dėl tavęs. Tai jeigu jis danguje sako, kad tu išgelbėtas, o žemėje tu sakai, kad tu prarastas. Tu sustabdai išpažinimą. Jis išpažįsta, aš mylėjau tave prieš pasaulio pradžią, o tu sakai, aš nesu tikras. Tai sustabdo išpažinimą. Jis sako, mano žaizdomis esi išgydytas, tu sakai, aš nežinau. Tai sustabdo išpažinimą. Viešpatie Jėzau, padėk mums. Atkreipkite dėmesį, Dievas galės tave palaiminti tik tada, kai tu išpažinsi, kad jis tai padarė dėl tavęs. Matote, jis yra mūsų išpažinimo vyriausiasis kunigas. Ar tai tiesa, Hebrajams 3? Jis pasakė, kad jis yra mūsų išpažinimo vyriausiasis kunigas. Jis gali mums atsakyti tik tada, kai mes tai priimame, tikime tuo ir išpažįstame tai. O, man patinka tai, pamoksle neregys Bartimiejus. Kada pradedi mąstyti apie dievišką išgydymą, pradedi mąstyti apie Kristų, turėk į savo protę, mintise, apie tai, kas šlovinga, garbinga. Biblija sako, mąstykite apie tai. Jei kokia mintis ateina, na, galbūt tai negali būti taip, galbūt vyk šią mintį iš savo proto, kaip galėdamas greičiau. Pradėk mąstyti apie tai, kas pozityvu, niekados neįsileisk negatyvių minčių. Neleisk joms sustoti. Tačiau, jei taip nutiktų, išlaikyk savo mintis pozityves. Dvitaškis Jėzus. Sėdėdamas invalido vežimėlėje, nemąstyk, kad esi beviltiškas bejėgis. Tu toks nesi.
Niekados neįsileisk tos negatyvios minties, neleisk jai nuleisti inkaro. Tu negali sustabdyti minčių atėjimo, tas tiesa, tačiau neleisk joms tavyje sustoti. Ir vėl senojo fermerio istorija. Kaip senas fermeris pasakė, aš negaliu sustabdyti paukščių skraidimo virš mano teritorijos. Bet jis turėjo dvivamzdį šaunamąjį ginklą. Yra atvejai, kada dvivamzdis yra labiau tinkantis. Yra metas, kada vienvamzdis labiau tinka. Bet šiuo atveju tau reikia dvivamzdžio šautuvo. Štai jis, Dievo žodis. Abu vamzdžiai 66 colių ilgio. 66 knygos pilnos dieviškų pažadų Dievo vaikams. Amen. Neleisk joms nutūpti, leisk joms tiesiog praskristi pro šalį. Dabar štai čia yra šaunamasis ginklas naudojimui. Ir naujasis, ir senasis testamentas yra dvivamzdis ginklas. Taigi, kai šėtonas ateis pas tave, pasakyk jam, padarai didelę klaidą čia ateidamas, berneli. Ginklas užtaisytas, aš pasiruošęs, šautuvas su 66 vamzdžiais. Tik pamanykit, koks ginklas. Žinote, kodėl daugumos iš mūsų šėtonas nebijo? Kadangi mes naudojame žirnių spjaudyklės, per vamzdelį spjaudome. O šėtonas susiveržę šonus juokėsi. Jis sako, va, būtent priežastis, dėl kurios aš myliu žinios žmonės. Jie tokie kvaili. Jie tokie pasipūtė, įsitikinę, kad jie turi tiek daug apreiškimo, tiek daug apie Dievą žino, o kovoja su žirnių spjaudyklėmis. Ar galite įsivaizduoti, kaip velnias jaučiasi, kai Dievo šventasis artinasi prie savo ginklų seifo? Ir šėtonas sako, o ne. Bėkit! Gelbėkit kailį! Su šiuo žmogumi aš jau turėjau problemų. Jisai žino, kaip naudoti ginklą. Šlovė Dievui. Atkreipkite dėmesį. Štai čia yra šaunamasis ginklas naudojimui. Ir naujasis ir senasis testamentas yra dvivamzdis ginklas. Taipogi labai geras, sakau tau, jis nuveja jas visą šalin. Taigi, draugai, tai leidžia man žinoti, kad aš ir tu nenaudojame savo ginklų. Mes leidžiame šioms mintims dominuoti mūsų protais, įtraukti mus į neegzistuojantį pasaulį. Per minties galę. Ir mes turime viską, ko mums reikia, kad susprogdintume, sudaužytume į šipulius tas mintis. Ar mes jas taip sunaikinsime, kad jos nebegrįš? Ne, jos iš karto sugrįš po to. Bet nesijaudink, mes turime didelę amuniciją. Atkreipkite dėmesį, šriftporte jis sako, žinote, kai mastai apie Dievą, kada koncentruoji protą, o tu mastai, tu sėdi bažnyčioje ir mastai apie viską, išskyrus Dievą. Ką turėsi išplauti, ką turėsi padaryti ofise rytoj? Kaip padarysi tą, aną ar kitką? Saugok savo protą nuo tokių minčių. Ir mąstyk apie Dievą. Jums nereikia kelti rankų, mes visi kalti. Man įdomu, kiek iš jūsų mąstėte apie plovimą, sesės, kepimą, traktoriaus taisymą, broliai, ėjimą ten ir kitur po susirinkimo. Aš buvau kaltas. Nemąstymo apie traktoriaus taisymą, bet apie kažko kito taisymą, ypatingai pamokslautojas yra nuobodus ir verčia tave užmigti. Aš tampu toks išvargintas, kad privalau mąstyti apie kokį nors daikto taisymą, kad neužmigčiau. Tiesiog būk nuoširdus. Tiesiog būk nuoširdus. Kiek kartų savo mintimis mes nuklajojame tai vienur, tai kitur. Šventoji dvasia to mumise nepakeis. Tai yra tai, ką mes turime savyje ištreniruoti per discipliną. Turime ištraukti tą ginklą, kai niekas net nenumano, kas mumise vyksta. O ginklas jau pakeltas prie smilkinio. O Dieve, jis savižudis, aš nesavižudis. Aš tiesiog vėju lauk tuos paukščius iš savo proto. Aš vėju lauk iš galvos tas mintis, kad galėčiau priimti Dievo žodį. Bet jei mes čia sėdime ir mąstome apie tai, o, man įdomu, kiek iš jūsų, sėdėdami čia bažnyčioje, išsprendėte savo problemas.
O, kai kurie iš jūsų broliai čia sėdėdami mintimis sutaisote benzininius pyklus įvairius dalykus, kai sėdite čia. Žinote kodėl? Kodėl šėtonas žino, kad čia yra kovos laukas, minties gale. Ar tu gali įsivaizduoti, kada Dievas paima savo žodį ir padaro į tokį realų ir šėtonas sako, o ne. Jeigu jie tai pamatys, jie bus perkeisti. Jie bus pilni jėgos. Taigi jisai nesakys nei žodžio. Jisai leis tau ateiti į bažnyčią, tu pradėsi giedoti, susirinkimas vyksta, tu atsisėdi, pamokslininkas pradeda pamokslauti ir mintis ateina. Tiesiog sėdi, žiūri į mane ir galvoja, ką jis pamokslaus šiandieną? Aš paskelbiu savo temą, wow, įdomu, oho. Ir kaip iš niekur ateina jį. Tu neišjungiai lygintuvo. Arba neišjungiau kavinuko. Ir tu paslapčiomis parašai žinutę vyrui, kad diakonas tavęs nepamatytų. Ar tu išjungiai kavinuką? Ir jis atsisuka ir pažiūri į tave tomis išsigandusiomis akimis. Na, dabar mes visi juokėmės. Bet ar jūs suvokite, kaip rimta tai yra? Ar tu supranti, kas vyksta, tai yra karas? Ir tu būsi gerai ištreniruotas krikščionis, jei galėsi sėdėti tame susirinkime, gauti apreiškimą ir nemąstyti apie savo degantį namą. Nes tu mąstysi, o, lygintuvas, kavinukas, ar tu pamaitinai šunį, ar išleidai katiną, ir visi tie dalykai, ir tu sakai, kodėl tai mane slegia, ir kai grįžti namo, ką tu randi? Tas nelemtas lygintuvas buvo ištrauktas iš rozetės. Ir visi tie dalykai, tie rūpešiai, ta baimė, kavinukas, viskas savo vietoje. Bet kodėl minties galia įkalino tave viso susirinkimo metu? Ir kada aš ruošiuosi susirinkimo, aš atidariau tas duris, pažiūriu tą kambarį, patikrinu tą ir viskas tvarkoje. Nes minties galia pavergė tave ir įtraukė tave į pasaulį, kuris neegzistavo. Ir tu galėjai įsivaizduoti savo namą degantį, sudegusi iki pelenų, grįžti namo ir tas namas stovi. Ir tada tu supyksti kaip nežinia kas. Mastai, o tu supuvęs šėtone. Ar tu žinai, jeigu mes galėtume nuraminti save, Dievo dvasia galėtų pasakyti mums, nesijaudink, tu ištraukiai iš rozetės. Jeigu jis galėjo įdėti peiliuką į pranašo kišenę, jis gali pasakyti tau, kad lygintuvas ištrauktas. Bet mes labiau pasitikime negatyviais dalykais negu pozityviais. Todėl, kad mes tokie pasikėlę minties galioje. Ir mus pagauna pasaulis, kuris netgi nėra realus. Jis neegzistuoja, bet jis realus tau. Kaip? Per minties galią. Oho. Dabar pažiūrėkime į Filipiečiams 4 skyrių 8 eilutę. Mes žiūrėjome į tai praeitą vakarą, bet šiandien aš norėčiau duoti jums žodžių reikšmės. Tikiuosi, kad jūs neišvargsite ir neužmigsite. Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas tikra. Reikšmė mylint tiesą, kalbant tiesą, teisingas. Apie tai, kas tikra, garbinga, tai reiškia didinga, gerbtina, šventa, būti gerbiamu dėl charakterio, kilnumas žmonių darbų. Tai yra apie ką aš turiu mąstyti ir taip pat ir tu, vietoj tų visų šiukšlių, apkalbų, pamazgų. Aš žinau, kai kurie iš jūsų sėdite ir mąstote, tai yra visiškai neįmanoma, tai nėra neįmanoma, kitaip Dievas nebūtų to parašę savo žodyje. Mes galime pasiekti to, bet klausimas, ar mes norime ar ne. O, bus kova, žinoma bus kova, bet verta bus pergalė. Įsivaizduokite, mūsų kasdienis gyvenimas, mes esame po apgultimi. Savo gyvenime aš neturėjau nei vienos dienos be apgulties. Žmonės miršta nuo diabeto, nuo vėžio.
Žiūrėkite, mano našta yra daug didesnė negu tik būti bažnyčioje. Aš gaunu laiškus iš žmonių iš viso pasaulio. Iš viso pasaulio. Kasdien. Ir jeigu aš nerasčiau vietos, kažkaip tai, šabato, pasauliui, kurį aš galėčiau įeiti, per minties galę, aš būčiau toks išvargintas, nežinočiau, ką daryti. Todėl, kad yra tiek daug ligų, problemų. Jeigu tu esi pamokslininkas, kuriam nerūpi žmonės, tada kita kalba. Bet jeigu tu myli Dievo vaikus, tu rūpinėsi jais, tu matai tą, aną, trečią ir ketvirtą, skausmai, skyrybos, maži vaikai ir taip toliau ir taip toliau. Kiekvieną savo dieną. Turi būti būdas, kad šitas žodis vis dar veiktų Laodikėjoje. Ar mes tikime šiuo žodžiu, kad jis yra veiksmingas šiandieną? Ar jis buvo veiksmingas tik Pauliui? Mąstykite apie tai, kas tikra, garbinga, teisinga. Tai reiškia dora, teisingas teismas, sąžininga, dorovinga, nekalta, nepriekaištinga, nekalta. Atkreipkite dėmesį, nekalta. Bet visgi, jeigu mes būsime neatsargus, diena iš dienos mūsų kasdieniai užsiėmimai bus užpildyti. Ar tu girdėjai tą, ar tu girdėjai aną, tas ir tas aną daro ir tą, ar tu perskaitėjai naujausias naujienas Facebook'e. Matot, mane labiau domina vardaknygė. O, broli Doni, ar tai naujas tinklalapis? Ne, jau labai seniai ta vardaknygė yra, aš joje bandau savo vardą surasti. Žmonės užpildo savo protus visais šiais dalykais, šiukšlėmis. Kada Biblija sako mums mąstyti apie dalykus, kurie yra tyri, garbingi, šventi, teisūs, išlaisvinti nuo kaltės. Bet jūs suprantate ir suvokite, žinote, kai kurie žmonės negali gyventi tyrume, nes jie patys netyri. Jie kaip vikšras. Ar kada nors matėte vikšrą ant šviežio kepsnio? Aš pasistengsiu kaip įmanydamas nesugadinti apetito. Bet vikšras, jis nemėgsta tikros geros mėsos, šonkaulių, didelio lašišos kepsnio arba šviežios telapijos. Vikšras mėgsta, kai yra supuvimas, puvėsis. Ir jisai įsiraito į tą mėsą, kai sultys bėga šonu. Ir jisai įsiuosto į tą kvapą. Ir kada taip dvokė, kad tu net negali prieiti prie to puvėsio, tas vikšras sako, tai yra mano namai. Aš myliu tai. Man tai patinka. Draugai, nenoriu pasirodyti nemandagus, bet dėja mes turime labai daug krikščionių brūkšnelis vikšrų. Jie įsiraizgo iš vienos sumaišties į kitą, iš tai šią supuvusią mėsą, paskui į aną dvokiančią krūvą. Jie negali gyventi tyrumo tėkmėje, gyventi šiame rašte. To nėra net jų natūroje. Mąstyti šventai, teisiai. Kodėl? Juose to nėra. Aš tikiu, kad visi čia sėdintys Dievo vaikai to trokšta labiau nei bet ko kito. Tai yra gyventi kasdienį gyvenimą, turėti problemas, tačiau dienos pabaigoje visas blogis dingsta ir tie geri dalykai teka per tave, apie kuriuos mes turime mąstyti. Atkreipkite dėmesį. Paulius, kada jisai kalba apie teisumą, pažiūrėkime žodžių reikšmę. Dora, teisingas teismas, sąžininga, dorovinga, nekalta, nepriekaištinga, nekalta, turint omenyje tokį, kurio mąstymas, jausmai ir elgesys yra visapusiškai paklūstantis Dievo valiai. Galiausiai, broliai, mąstykite apie tai, kas yra tikra, garbinga, teisinga, tyra. Ar kada girdėjo tyras apkalbas? O tyra negatyvumą? Kada žmonės neapkalbinėja, bet neturi ką pozityvaus pasakyti. Na, viešpatie, aš turbūt nepataikiau. Aš maniau, kad tu norėjai, kad aš tai pamokslaučiau. Jie visi žiūri mane, lyg tai aš būčiau turėjęs pamokslauti kažką kitą. Pažiūrėkite į tai, apie tai, kas tyra, reikšmė, skaistu, gryna, be vikšro sulčių. Man patinka sekanti reikšmė, jaudinantis pagarbumas. O, kokia reikšmė, koks žodis? Jaudinantis pagarbumas.
Tu esi toks pagarbus, tačiau kartu ir sujaudintas. Tu tiesiog gali nuo suolo pašokti, tačiau bijai praleisti kokią nors mintį. Taigi tai yra jaudinantis pagarbumas. Viešpatie pasigailėk, vaikai, kokio tipo krikščionimis mes galėtume būti. Jeigu kiekvienas iš jūsų šiandien nuspręstumėte ir pasakytumėte, iš Dievo malonės, aš stengsiuosi išpildyti šią rašto vietą. Garbė Dievui. Jaudinantis pagarbumas. Garbinga, šventa, apvalyta nuo kūniškumo. Padoru, nekalta. Oho. Argi ne tai buvo su Jėzumi? Nekaltas prasidėjimas. Nekalta, švaru. Taigi, ar tu gali būti tyras ir būti piktas tuo pačiu metu? Taigi, ar gali būti įtūžyje, švaistytis piktais žodžiais, kovoti ir po to pasakyti, aš tyras? Jūs to dar nežinote šį rytą, bet aš pamokslauju paėmimo tikėjimą. Kitas žodis giriama, reikšmė gerai skambantis. Kiekvieną kartą pasirodęs esi atpažįstamas pagal savo žodžius. Esi visados negatyvus, niekados neturi ką gero pasakyti apie Dievą ar kitus. Tai nėra krikščionys turintis girtiną mąstymą. Apie visą, kas dora. Reikšmė garbinimas. Dorovinga minčių eiga. Atkreipkite dėmesį, kiek daug reikšmių ir visa tai susiveda į mintis, mąstymą. Tai yra dorovinga minčių eiga. Taigi, jeigu aš ir tu mąstysime tokiu būdu, mes būsime po įtaką tokių minčių galios. Žinote, kas įvyks? Tai išsilies iš tavęs ant kitų žmonių. O, šlovė. Kas nors be manęs dar to nori? Gerai. Garbinimas. Dorovinga minčių eiga. Jausmas ir veiksmas. Moralinis gerumas. Atitinkamas moralinis tobulumas. Toks kaip kuklumas, tyrumas. Tegu bus kas dora ir šlovinga. Oho. Žodžio šlovinga reikšmė reiškia pritarimas, pagirimas, garbinimas. Jūs žinote ką, mums labai lengva kitus kritikuoti, mes taip lengvai kabinėjamės. Jūs vyrai kabinėjatės prie žmonų, žmonos prie vyrų, tėvai prie vaikų. Jūs sakote jums įvairius dalykus, ką jie daro negerai. Ar jūs kada nors pagirite juos? O kaip jūs, vyrai? Ar jūs pagirite savo žmonas? Jūs, žmonos, ar jūs pagirite savo vyrus? Nematau nieko girtino jame. Ar jisai klastingas? Ar tu jam nesi vienintelė draugė? Ar jis dirba visą savaitę, o savaitgalį išleidžia pinigus gerdamas viskį? Nematai, už ką galėtum jį pagirti? Ateik pas mane po susirinkimo, duosiu tau kelis lapus. Jūs, broliai, neturite už ką pagirti savo žmonas? Jūs turite Dievo dukterį, kuri nori gyventi viešpačiui. Jinai pripildyta šventąja dvasia, kad augintų jūsų vaikus, ir jūs neturite už ką ją pagirti? Bet matote, minties gale. Mes tampame tokie negatyvūs viename aspekte savo gyvenimo. Mūsų gyvenimas yra toks daugia kanalis. Tas negatyvumas išauks iš vieno kanalo ir perauks į kitą, užlies kitą kanalą. Ir dar kitą. Ir tada ilgainiui visos srovės tavo gyvenimo tampa užterštos negatyvumu, sarkazmu, blogų nusistatymu. Mano gyvenime viskas prastai ir neturi už ką pagirti kitą žmogų. Ir tu vis dar bandai nuspręsti, ar tau patinka Dievas ar ne.
Pamokslauk, broli Donė, aš suprantu tave. Bet kodėl mums yra taip lengva žiūrėti ir kabinėtis už negatyvių dalykų? Kodėl? Tai yra minties galia. Šėtonas iš lėto, bet pastoviai, pakopa po pakopos traukia tave į šį pasaulį, kuris neegzistuoja. Tačiau tau jis atrodo toks realus, tavo požiūris, tau atrodo teisingas, o kito žmogaus ne. Jie yra visiškai paklydime, jeigu jie nemano, kaip tu manai. Nes tau tai yra realus pasaulis. Tai yra fantazija. Tai yra pasaulis, sapnų pasaulis. Pasaulis, kuris neegzistuoja, bet tik tai tau. Ir tada tu išlieji visą tai iš savęs, sarkazmą, kabinėjimąsi, tas negerai, tas blogai. Aš ieškau tobulos bažnyčios, dėja turiu tau pasakyti, tokios nėra. Kai kurie iš jūsų ieškote tobulo pastoriaus. Jeigu tokį rasite, praneškite ir man, kur jis yra. Mes visi kartu persikraustysime. Žinoma, aš nenorėčiau to daryti, kadangi jei mes ten nuvyktume, mes viską sugadintume. Kaip aš jau ir sakiau šią savaitę, jeigu jūs būtumėte gyvenęs pirmajame bažnyčios amžiuje ir ieškotumėte tobulos bažnyčios, kurią jūs pasirinktumėte? Galbūt Efezo bažnyčia, kurie buvo gilūs išrinkime, bet nežinojo, kaip mylėti savo žmonas. Galbūt Korinto bažnyčia, kurie buvo iš tikrųjų dvasiniai, tokie vadinami, bet nežinojo, kaip elgtis su dovanomis. Gal pasirinktumėte Filipiečių bažnyčią. Perskaitykite apie Naujojo testamento bažnyčias ir pamatysite, kokias problemas jie turėjo, lygiai tokias pačias kaip ir mes šiandieną. Bet iš tiesų viskas priklauso nuo minčių pasaulio galios, kuriame tu gyveni. Matai, jeigu tai yra tavo minties galia, kuria tu sukūrei tą dalyką aplink save, aš ieškau tobulos bažnyčios, tu vyksti ten, anur, kitur, trečiur, ir tu niekados nerandi to. Bet jeigu tu sukuri pasaulį mintimi, ir tu žinai, kad tai nėra šita bažnyčia, kuri turi būti tobula, tai yra Dievo mistinio judėjimo dalis. Ar iš čia? Aš nežinau, ir tu nežinai, todėl mes neturime teisės teisti, tik Dievas tai žino, ar jis yra čia. Bet jeigu tu gyveni tą minties gale, tu žinai, kad aš nerasiu tobulos bažnyčios, aš ateinu čia, kad išgirčiau žodį, kad pašlovinčiau, kad priimčiau iš Dievo dalykus. Būsiu nuoširdus ir atviras, aš nesitikiu, kad jūs kaip bažnyčia būsite tobula. Aš nesitikiu, kad jūs darysite taip, kaip aš jums sakau, arba sieksite to savo gyvenime, ką aš pamokslauju, bet nuotaka tai darys. Kas iš jūsų yra nuotaka, aš nežinau, tačiau labai seniai savo lūkesčius nuo tobulų žmonių aš nukreipiau tobulą Dievą. Tokiu būdu aš niekados neturiu nusivilti. O kas būtų, jeigu mes galėtume mąstyti apie mylimus dalykus, tyrus, garbingus, dorus, šlovingus? Paulius dabar visą tai apibendrina. Broliai, mąstykite apie tai, kas tikra, garbinga, teisinga, tyra, mylima, giriama, apie visą, kas dora ir šlovinga. Mąstykite apie tai. Mąstykite apie tai. Žiūrėkite, tai yra daugiau negu tik tai leisti tai minčiai praeiti pro tavo protą. Mes žiūrėjome tai praeitą vakarą, bet pažiūrėkime dar kartą dėl tų, kurie nebuvo susirinkime. Reikšmė – manyti, atsižvelgti, įvertinti, metaforiškai pervesti į kito asmens sąskaitą. Priskirti, dalyko laikymas ar buvimas kažkuo. Svarstyti, atsižvelgti į kažką. Taigi, kai tu mąstai apie tos dalykus, kurie yra tyri, mylimi, giriami, visa kas dora, tu visą tai pervedi į savo sąskaitą dvasinę. Danguje tau nereikia šių lėšų, dabar tau reikia šių sąskaitų, iš kurių galėtum paimti. Jeigu aš mąstysiu priešingai negu šie dalykai, mąstysiu apie neapykantą, priešiškumą, visi kiti klaidingi, aš teisus, aš visą tai pervedu į savo dvasinę sąskaitą. Ir aš garantuoju tau, aš turėsiu nuimti iš tos sąskaitos grinuosius. Tu gyvensi iš savo dvasinės sąskaitos. Ką tu ją įdedi, ką pervedi, ar tai yra kartėlis, pyktis, neapykanta, tu turėsi iš to išrašyti čekį po čekio. Bet jeigu tu mąstai apie tai, kas yra tikra, garbinga, dora ir šlovinga, tu iš to išrašysi čekį po čekio, čekį po čekio.
Žiūrėkite, draugai, aš suvokiau, kodėl dauguma žmonių niekados neturi nei vieno gero žodžio. Jie neturi daug santaupų. Kodėl taip daug lengviau kritikuoti, negu pagirti? Tai yra jų didžiausia sąskaita. Jų didžiausia sąskaita vadinasi kritika. Jie turi tiek nedaug pagirimų kitiems. Jie saugomi specialioje santaupų sąskaitoje. Ir ta sąskaita yra užrakinta spina po spina. Ir kam jie naudoja tą sąskaitą, tai yra tik jiem patiems. O, bet jie išrašo tą negatyvų čekį, o, tu apgailėtinas žmogau, tu nieko vertas, tu toks ir toks čekis po čekį dalina visiems. O, nenoriu įžeisti tavo jausmų, bet man nereikia tavo čekio. Tai yra iššūkis. Aš pastoviai gaunu tuos negatyvius čekius. Tu neturėjai to taip pasakyti, tau reikėjo pamokslauti kitaip, tu idiotas. O, draugai, jūs nepatikėtumėte kai kuriais laiškais, kuriuos aš gaunu, būdama žinioje. Žmonės šioje žinioje elgėsi su manimi blogiau negu bet kuris kitas sekmininkas. Su manimi buvo elgtasi daug blogiau, negu kai aš buvau sekmininkuose. Tai yra to dalis, tai yra tokia tiesa, aš to laukiu. Ir jeigu aš pasiduosiu tiems negatyviems čekiams, aš turėsiu atidaryti naują sąskaitą jiems, kuri vadinsis Donny Reiganas nuviltasis, nugalėtasis, bevertis. Donny Reiganas bjaurusis, apgailėtinas, nusivylęs, bjaurybė. Arba tu gali sugrąžinti čekį siuntėjui. Nepakanka lėšų. Ir už tai, kad grąžinsi čekį, jie plešia $25. Ir vietoj to, tu gali atidaryti naują sąskaitą, dar vieną sąskaitą, dar vieną. Pažiūrėkime, kaip galėčiau pavadinti šią. Pavadinsiu šią sąskaitą Donny Reiganas palaimintasis. O, man patinka. Donny Reiganas linksmasis. Man taipogi ir šitą patinka. Donny Reiganas Dievo sūnus. Donny Reiganas išgydytasis. Donny Reiganas išlaisvintasis. Donny Reiganas išpirktasis. Nuotaka. Šlovė viešpačiui. Kaip? Per minties galią. Ir tai nebus Dievo mintis. Tai nebus tavo mintis. Tai bus mano mintis. Šis pasaulis, kuriame aš gyvenu, bus mano pasaulis, kurį aš sukūriau. Pagal tai, kiek aš tikiu šiuo žodžiu. Kuo daugiau aš atsiduodu, tuo didesnis mano pasaulis gali būti. Tuo labiau jis bus palaimintas Dievo palaiminimais. O kuo daugiau aš prie savęs prispaudęs laikau ir nenoriu duoti kitiems, tuo labiau aš pats būsiu surištas. Aš būsiu krikščionis, būsiu išgelbėtas, bet mano džiaugsmas bus ribotas. Gebėjimas girti bus labai mažas. Tyrumas. Ar suvokite, kodėl kai kurie žmonės nemato tyrumo, kadangi jie to savyje neturi? Tyram viskas tyra. Priežastis yra ta, kadangi jie yra užpildyti tyrumu patys, jie žiūri ir iš jų teka tas tyrumas. Kaip gailestingas žmogus gali būti negailestingu? Palaiminti gailestingi, nes jie ras malonę, gailestingumą. Kaip pastoviai linksmas žmogus gali išreikšti liūdesį? Negali. Atsistokime. Jei Viešpats leis, mes į tai pažiūrėsime kitą savaitgalį, bet viso to kontrastas yra Romiečiams 8:5. Kurie gyvena pagal kūną, tie mąsto kūniškai. O žodis mąsto, tai reiškia, jie yra įkvepiami, kas tave varo, varomoji jėga, tavo troškimas, tu nori pasiekti kažkokį tai tikslą. Taigi, arba mes mąstysime kūniškai, arba dvasiškai. Kurie gyvena pagal kūną, tie mąsto kūniškai, o kurie gyvena pagal dvasią, dvasiškai. Aš suvokiu, kad daug dalykų jums pasakiau šiandieną. Bet tai Dievas mums padės, kad turėtume tikslus savo priešaky. Sakyk, Dieve, aš noriu tuo tapti. Va kur stebuklas, broli Džimai. Va kur stebuklas.
Mums tiek daug pateikta blogio, tų visų blogybių, tiek daug problemų, lygų. Jūsgi žinote, visi tie informacijos šaltiniai, ten pilna to. Gali paimti laikraštį, 5000 ten mirė, 600 užmušti ten uragane. Mes skaitome visus tos dalykus ir esame pilni to. Prieš daug metų atgal, kiek būtų reikėjo metų, kad tos naujienos mus pasiektų? Tarkime, į Filipinuose būtų vykęs taifūnas, kiek reikėtų laiko, kad ši žinia pasiektų Jungtines valstijas. Jos turėtų keliauti laivais per Ramųjį vandenyną, galbūt tai truktų visus metus, kol tos naujienos mus pasiektų, bet dabar, kai kas nors tokio vyksta, mes apie tai iš karto sužinome išmaniųjų telefonų pagalba ir tai daro mus bejausmiais. Visos traumos, skausmai, liūdesys, prievartavimai ir viskas, kas vyksta, tai daro mus bejausmius kaip žmonės. Ir visgi tokiame pasaulyje Dievas mums sako: mąstykite apie dalykus, kurie yra geri. Naujausios Fox žinios. Japonijoje 7 balų žemės drebėjimas. O ne, manęs tas nedomina. Ir tokio tipo pasaulyje. Tavo teta susirgo vėžiu. Tavo dėdė serga diabetu. Tavo duktė skiriasi. Tas atsitiko, dar tas atsitiko. Tu sakai, o Dieve, aš negaliu išlaikyti daugiau. Ar suvoki, kas vyksta? Kažkas nori kontroliuoti tavo protą. Dėl tavo sielos jis jau seniai nuleido rankas, jeigu tu esi užantspauduotas, tačiau jis vis dar tebe nori tavo proto. Nes kas kontroliuoja tavo protą, tas kontroliuoja tave. Tu gali būti pripildytas šventosios dvasios, ateiti į šią bažnyčią ir būti toks liūdnas, nei menkiausios šypsenos neparodysi, už nieką nebūsi dėkingas, neturėsi džiaugsmo. Ir tu sakai, kad tave kontroliuoja šventoji dvasia, negali būti. Yra kita jėga. Ir jinai tokia galinga, tavo emocijas jinai valdo. Ir tu net negali garbinti, šlovinti. Draugai, ar suvokėt, kokioj pozicijoje dauguma žmonių yra? Jie yra šiame mirusiame jausme, emocijose, kurios yra nukreiptos į Dievą ar žmonės. Žmonės nebegali verkti, juoktis nuoširdžiai, jie negali džiūgauti. Atrodo, kad tai yra pasaulis, bejausmių pasaulis. Žmonės sėdi ir žiūri tiesiog į tave taip. O Dieve, padėk man, kad aš niekada tokiu netapčiau. Aš noriu verkti, kad yra laikas verkti. Aš noriu juoktis, kad yra laikas juoktis. Aš noriu džiūgauti, kad yra laikas džiūgauti. Bet aš iš čia to negausiu, kadangi žmonės čia yra tokie. Aš iš jų to negausiu. Aš noriu gauti tai iš savo sąskaitų dvasinių. Mano sąskaitų dar vis yra ašaros. Džiaugsmo yra mano sąskaitai, atleidimo, gailestingumo mano sąskaitos pilnos yra. Tai Dievas padės man, kad aš Dievo žodžio pagalba galėčiau sukurti pasaulį. Ir tai nėra neegzistuojantis pasaulis, tai yra realus egzistuojantis pasaulis. Pažadų žemė, išsipildymo žemė, tyrumo žemė, viduryje tamsos ir pragaro. Ir aš galiu čia, ir tu gali čia gyventi, lyg tai mes būtume kokone. Savo sielų viduje, aplinkui vien tik skausmas. Ir aš broliui Jeffui nusinčiau žinutę, pasakiau, mes džiaugiamės, kad mūsų brolis Lonnie užbaigė savo kelionę žemėje. Bet mes iš tiesų jaučiamės ir gailimės jūsų ir jūsų šeimos ir bažnyčios. Kaip nuostabu, Dievo vaikui, kada jisai pereina į kitą pasaulį, kitą išmatavimą, mes turime 2 kraštutinius emocinius jausmus. Mes džiaugiamės už tą žmogų, kuris perėjo, bet liūdime už jo artimuosius. Ir mes liūdime dėl savęs, kadangi mes neperėjome į kitą pasaulį. Kaip iš vis mumise gali būti toks kraštutinumas? Tai parodo, kokio tipo asmuo tu esi. Tu esi toks kraštutinis asmuo, kuris kontaktuoja su abiejais pasauliais. O Dieve, te Dievas mums padės. Ar jūs mylite jį visą širdimi? Jūs manote, kad to galima pasiekti? Ar aš pamakslavau jums kažką šiandieną, kas yra Walto Disnėjaus stiliuje? Ar tai dar viena princesės ir pasakų pasaulio istorija? Fantazija kažkokia tai? Ar tai yra pasiekiama? Pasakyk man, bažnyčia, ar tu tiki tuo visą širdimi, kad to galima pasiekti iš Dievo žodžio? Net dabar, šią dieną. Garbė Dievui. Ar tu girdėjai tai, tėve? Jie tiki tuo. Šlovė. Šlovė. Aleliuja. Aleliuja.
Pasimelskime kartu. Dangiškasis Tėve, aš žinau, kad aš jiems daviau daug minčių, taipogi ir savo. Viešpatie Jėzau, aš meldžiu, padėk mums. Tėve, Dieve, aš noriu tapti tuo. Kaip Haris giedojo, atverk mums tai. Aš noriu būti tuo, tokiu, apie ką aš apskritai pamokslauju, nes tas pamokslavimas taip pat ir man skirtas. Viešpatie Jėzau, prašau, padėk man. Padėk man, Dieve. Aš žinau, kad man tai bus tikras iššūkis. Kadangi aš susiduriu su tiek daug skausmo, liūdesio, sunkumo, bažnyčios problemų. Aš tarnauju kaip pastorius patarėjas daugeliu aplink pasaulį. O Dieve, kartais aš taip išvargstu nuo to. Ir aš tiesiog norėjau tiek daug kartų, kad tu būtum palikęs mane Kentukyje, kad aš tarnaučiau tai mažai bažnyčiai ir niekada nebūčiau turėjęs čia atvykti. Niekada neturėčiau internetinio puslapio tarnavimo per internetą, kad žmonės klausytų mūsų tarnavimą. Kiek kartų aš norėjau būti paliktas. Viešpatie. Bet aš tikiu, kad toks buvo tavo planas. Todėl atleisk man už tokias mintis. Viešpatie, tu matai mūsų troškimus. Be jokios abejonės dauguma iš jų mano, kad geriausiems būtų grįžti atgal ir gyventi dykumoje. Ir akivaizdu, kodėl brolis Branhamas pasakė, kad jeigu mes turėtume tokį tikėjimą, mes sukurtume savo privatų pasaulį ir gyventume jame vieni. Tai pasakė žmogus su didelė patirtimi. Jisai kalbėjo, ką jis padarytų. Viešpatie, padėk mums. Aš ir Keril praeitą naktį kalbėjome apie tai ir šį rytą, kada negalėjome užmigti, aš turėjau tai savo protę mintį. Ar aš išprotėjau? Ar aš beprotis? Aš gulėjau ten, varčiausi praeitą naktį ir maščiau. Doni, tu eini iš proto. Ar tu iš tiesų manai, kad žmonės galės gyventi tuo, apie ką tu pamokslauji? Ir Dievas žino, ką aš pasakiau. Tai ne mano žodis, tai tavo žodis, Dieve. Aš meldžiu Viešpatie, kad tu padėtum kiekvienam iš mūsų. Tėve, aš uždedu ranką ant šios kapetaitės už brolį Franką. Tu matai jo poreikius jo kūne. Aš meldžiu Jėzaus vardu, te tavo gydomoji dorybė nužengia ant mūsų brolio. Tai kiti, kurie yra šiame pastate sergantis, jie kenčia. Te tavo buvimas padės jiems. Aš įsitikinęs, kad kiekvienas galime pasakyti, mums reikia pagalbos mūsų protose. Minčių galiai. Suteikti Viešpatie Jėzau. Jeigu žmogus, kuris yra niekas, gali gauti tokią mintį iš šėtono ir jisai įsitikina, kad jis yra kažinkas, jis gali pakilti į tą pasaulį virš fakto ir realybės ir pradės tikėti, kad jis yra kažinkas, kai realybė jis yra niekas. Ta mintis pakeis jo nusistatymą, jo elgesį su kitais. Ta mintis pakeis būdą, kaip jisai pats elgėsi su kitais, ir jis gyvena pasaulyje, kuris neegzistuoja. Ir jisai suvedžiojo pats save. Jeigu tas per minties, negatyvios minties gali tai padaryti, o kaip tada apie Dievo vaiką, kuris priima Dievo žodį ir nušaudo visas tas mintis nuveja aplinkui su tuo dvivamzdžiu šautuvu. Viešpatie Jėzau, ką gali tai mums padaryti? Galimybės, kurios yra mūsų priešaky. Kaip astronautai pakyla virš Žemės gravitacijos ribos. Kada brolis Branhamas buvo Žemėje, jie pakildavo į kosmosą, apskrisdavo aplink Žemę atitinkamą kartų skaičių ir grįždavo. Bet dabar jie pakilo virš to. Dabar jie skrenda į kosmosą ir gyvena kosminėje stotyje. Jie ten mėnesių mėnesiais gyvena, virš metų. Ir ten jie gyvena toje sferoje. Jie vis dar palaiko ryšį su Žeme, jie turi radio bangas, jie gauna maistą iš ten, bet didžiausią laiko tarpą gravitacija jų nebeveikia, nes jie gyvena dvasinėje kosminėje stotyje. Aš dabar kalbu apie dvasinį astronautą. Ar tai yra įmanoma, Viešpatie, kad mes kaip tavo vaikai galėsime gyventi šiame pasaulyje ir mąstysime apie kiaušinių kepimą, mąstysime apie ėjimą į pikniką su šeima, broliai, kurie mėgsta medžioti, jie planuos medžioklės keliones, kurie mėgsta žvejoti, žaisti golfą, sesės, mėgsta susirinkti kartu ir kalbėti apie naujus receptus. Mes dar tą tebedarysime, bet mes esame dvasiniai astronautai. Sielose. Mes sugebėsime sugrįžti atgal dienos pabaigoje arba dienos viduryje, kada jau esame išvargę. Mes išrašysime čekius iš tyrumo sąskaitos, nuoširdumo sąskaitos, girtinumo sąskaitos. Suteikti Viešpatie Jėzau. Padėk mums, aš meldžiu Tėve. O Viešpatie Jėzau. Ačiū tau, Viešpatie. Kiek iš jūsų tikite juo šiandieną? Visa širdimi.